Atrodo mes kaip NATO, formenos melodijos ant baltų lapų, juodi štampų. Blogos nuojautos, mano nuodėmės gal bus pateisintos, sunku laisvam protui, su kūnu neišlaisvinti. Siekiu, bandau laimintis, bet kartais galva linksta ir norisi rankas nulėt, bet aišku, būčiau toks nepirmas. Tokie dvižnekai būdavo, hebra iš ten va, žiaurus. ta trauka Jonavoj freestyle ir gimė, Krapštukas, KRP, tapo čempionu Lietuvos MC Battle. Pum. Kai būtent gimė mūsų tas pavadinimas Mirage Squad, būtent Mirage Squad. Parodyk, hebrytė, kaip tu habai. Ką aš prisiminiau, tai kabina, kaip tam pasirodė, kaip įsidraskė. Va, ten tai buvo, ten tai žvėris. Įvyko pirmieji hip-hop, ne MC Battle, o hip-hop apdovanojimai, kur Mirage Squad buvo nominuota kaip geriausia metų repo grupė. Po viso šito, kai hebra išsilakstė, tempė labai stipriai visus Krapštukas, karoči, KRP. Jau Pušas jau ne vienam podcast'e jau yra minimas. Nes jis Nuo pat maladės. pradžių. Taip. Aš grįžtu ir va, nusiperku savo pirmą MPC. Tai va, yra MPC 1000. Taip pat va, su paralelė aš jau vėl grįžtu prie grafiti. Ir iš Amerikos scenos, būtent iš tų bumbepinių laikų, iš 90-ų scenos, būtent yra paskai ką. Tai mano vienas bitas. Zulu Nation tai yra organizacija, jinai tiksliau vadinasi, jeigu pilnas pavadinimas, tai Universal Zulu Nation. Toks metas, kai aš turėjau iš viso dingti iš akiračio, dėl tam tikrų nelegalių dalykų. Sako, tau reikia eiti prisiduoti. Galvoju, pizdu. Sako, ir paimk ką nors su savim Kentą, kuris gali už tavęs zalogą įnešti. Čia zapadomu ta laimėtojų aš mandras, progresuoju nuolat, net jei rūkau galingą gandžią. Sakoma, visiems užteks vietos pasaulė, mes irgi jos vertybė, čia ilgai jau stipriai šalta. Ir mes tikim, viltis šildo gal ne veltui, turim vaiko, bet karonas nepučia.